Martin, how was the stage? It was okay. It was good. Vladai, tai sakyk, kaip greičio ruožas? Patiko visai. Čia šitie pirmi du ruožai tikrai patinka. Labai smagu su šitą mašiną važiuoti. Čia Elektrėnuose kažkaip nepavyko mums su jie susidirbti. Testų ten mažai turėjom, dabar pasitestavom ir tikrai patinka mašina ir šiaip smagus ralis kol kas. Apskritai labai graži kova vyksta lentelės viršūnėj. Jo, čia praeitas ruožas, trečias geras pavyzdys. 8 mašinos, 1,6 sekundės telpa visi, tai čia tiesiog kas sustartuoja greičiau, ta prasme, šiaip tai tikrai gera kova, smagu. Ačiū, iki. Giedriau, ar patenkintas tempu? Savo patenkintas, nepatenkintas konkurentų, nes jų tempas geresnis negu mano. Iš tikrųjų, pučiam smarkiai, bet kažko trūksta, bet pats savo tai tikrai uždūsęs, grįžau, tai reikia atsikvėpti. Ačiū. Deividai, įspūdingas tempas, įspūdinga kova lentelės viršūnėj, kaip pačiam emocijas? Labai gerai. Nežinau, iš tikrųjų emociškai šitas greičių ruožas dabar suvažiuotas buvo dar geriau. Nežinau rezultato, bet labai smagu. Labai geri greičių ruožai, labai gera konkurencija, kaip matom. Tai belieka tik mėgautis. Ačiū. Na, Rokai, sakyk, ar patenkintas tempu? Aš žinau, viskas normaliai, iš tikrųjų neforsuojam, taip saugiai, akmenukų pavengiam, tai viskas gerai. Kaip vertini tą kovą, kad ten lentelės viršūnėj per sekundžių dalis visi kalasi? O tai žiauriai, fainai, taip ir turi būt. Vat, matai, restriktorius kažkoks sumažėjo, blemba ir svečias jau ne taip ir pabėgęs, ką? Tai žiauriai, fainai, džiaugiuosi už Deivivą, kad paspaudžia, žinai. Mes bandom kažkiek, tai bet sakau, saugiai važiuojam, mums čempionate, kai nėra dėl ko labai plėšytis, tai kam rizikuoti? Ačiū. Na, jūs tai sakyk, kaip tie pirmi 4 greičio ruožai, kaip tavo tempas ir jausmas? Nu, sunki pradžia. Gerokai apmusijęs esu. Nu, va čia, kai sakau, kiekvieną ruožą vis daugiau posūkių patenkintas. Pirmam 1 posūkiu patenkintas, antram kokiais 3 patenkintas, dabar jau kokiais net 6 gal. Tuplas užvalgė, gal pagerės? Jau užvalgiau ir pagerėjo, galiu pasakyti. Kai miegas int pradėjo, biškį gavau cukraus, gerai buvo. Ačiū, iki. Na, Giedriu, tai kaip tie pirmi 4 greičio ruožai, kas vyksta? Įveikti. Pirmi 2 biški gal per daug užsnūdęs buvau, dabar jau greičiau stengiuosi važiuoti. Net tik įsėsk. Graži kova verda ten lentelės viršūnėj, bandysi prisijungti ten? Jeigu jie iškris. Nebandys. Ačiū, iki. Na, jūs tai kaip greičio ruožas? Gerai. Dirbam darbą, greitėjam, pas mus viskas liuks. Antrą kartą pavyko geriau, kaip jau iš jausmo? Prastesnis kelias, tai tas jausmas toks dvipusis ir pirmų kartų buvo gerai. Gerą vėją. Na, tai Paulius, sakai, kaip sekasi, kaip patenkinti? Jūs pasakykit, kaip sekasi. Iš vaizdo tai gražu buvo, kur matėm. Ką? Iš vaizdo buvo gražu, kur jūs matėm. Jo, manau, kad rezultatas šitas neblogas, tai važiuojam savo tempu, savo ritmu. Nieko per daug nesitengiam čia įrodyti. Momentų kažkokių aštrių neturėt? Ne. Saugiai. Savo ritmu. Ačiū. Na, tai dėdai šypsena veide, viskas faina ir gerai. Mes dabar susipykę, nieko nepaskaitė. Pirmo greičio ruožo stenogramą. Ne, šiaip juokauju. Kalėdą nepaskaitė? Kalėdą. Absoliučiai. Kas skaitys, tas... Ne, šiaip viskas labai gerai. Smagiai. Patenkintas greičių tempu? Ne, nepatenkintas. O jūs? Mes patenkinti, iš vaizdo tai gražu. Labai nuostabu. Ne, šiaip sunku. Čia
po pertraukos visos tiesiog šiandien atsisėdom į tą mašiną ir džiaugiamės, bet dar baisu viskas. Eugenijau, kažkur tai pasigėdom šiek tiek jūsų, kas buvo, ar sustoja kažkur buvo, ar? Jo, po antro dopo sustojom, nes užvirė ir nieko negalėjom padaryti. Perjungiam pompą dabar ant kito maitinimo vandens, kažkaip biškeli geriau, bet nieko čia gero. Ant išgyvenimo. Jo, ant išgyvenimo. Na, Vytų, tai kaip tas ralio sugrįžimas į Zarasus ir to pačiu jūsų? Ne, gal labai gerai, dabar čia paskutiniam dope. Toks tramblinukas, tai šalmas net ant akių užkrita. Matyt, arba per didelis šuolis, arba per silpnais priveržtas šalmas, bet šiaip viskas neblogai. Aišku, tokia šiandien išmušė iš Vėžių, atvažiuojam į Šeikdauną, neturim šalmų, atvažiuojam į pirmą greičio ruožą, neturim garso šalmuose, nes įsikrovus kroną, tai tokių niuansiukų, bet šiaip, jo, labai smagu. Ačiū. Mariau, na tai kaip sakyk, pirmieji įspūdžiai po 4 greičio ruožų? Labai smagu. Šiaip, blemba ir sukibimas geras ir kažkaip visai gerai gaunasi lėkti, tai žiauriai smagu, kol kas labai. Pavyksta antrais kartais pasigerinti tempus? Pirmam žymiai pasigerinom, 2 sekundės nuo pirmos vietos. Manau, įmanoma būtų laimėti, bet dabar nežinau, čia šiek tiek prisaugau, nežinau tam tikrų vietų, kur akmenų gali būti ir sutikau ten, tai ačiū Dievui, nieko nepridariau. Ačiū, gerą vietą toliau. Kokia tavo versija apie šitą dalyką? Tai per daug krūmų vietom. Tai dėl to užstoja vaizdą, tai biški reikėjo praskinti. Kertat nedaug, bet krūmai per arti. Tai kertam, bet biškutį, nu tai bet ką daryti? Reikia. Ar patenkinti rezultatų tempu? Viskas pagal planą, mūsų planas saugesnis šį ralį, tai aš kitaip ir negalėčiau galvoti, kad viskas super. Ačiū. Egidėjau, kaip nuotaikos? Bijau, ką nors ir sakyti. Smagybių kažkokiu tai buvo? Ne, viskas gerai, tik tai tiek, kad žinai, kai visą laiką atrodo, kad galima greičiau. Ir labai daug akmenų, tai paskutiniam turbūt nepavydžiu. Ruoškit domkratą, pompas, ten viską keis. Supratau, ačiū labai. Na tai Jonai, su nuotykiais, be nuotykių? Parodysiu. Esi matęs tokių Ko tokių? ausinių visokių. O, tą matau. Tai mes taip važiuojam šiandien. Su ausinėm? Iš pradžių be važiavom. Arba Šileikis mane patobulino. Gero pakops jaučiuos. Ok. Vienintelis, kuris langą atsidarė, ne duris. Kaip reikalai pas jūs? Nieko. Pabiškai važiuojam. Kaip pirmi 4 greičio ruožai pagaunat ritmą tempą? Pirmam taip, kol įsivažiuot, antram klaidelę padarėm. Nu, po to taip jau pabiškai greitėjo. Pratinė. Ačiū. Ir man tai, na, tai pasako, kokios emocijos, kaip sekasi, nes iš vaizdo lenteliai tai labai artima kova. Jo, rimta kova vyksta, atiduodam viską, kiek galim. Ir nežinau, šitą ruožą irgi atrodė Max Attack visiškai. Gal net šiek tiek kai kur per aštriai, tai nežinau, matysim kokie laikai. Bet neturit kitų variantų, reikia pušinti kiekvienam ruožą. Tikrai taip, Max Attack. Ačiū. Markai, sakyk, tai kokios mintis po 4 greičio ruožų, ar viskas tenkina? Tenkina, sakyčiau. Pats nepatenkintas buvau pirmais kartais. Susitvarkiau ir dabar tiesiog pradėjau tiksliau važiuoti. Buivydas sakė, Max Attack bus. Tegul atakuoja. Jam reikia. Jo.